mm, tuštybės tokiu jausmu, kaip ir kažkoks netekties, tuštybės, toks kažkoks trūksta, kažko būdavo ir nesuprasdavau ko. Tai va čia šalia ir ėjo tie, kur dirbom praeitą kartą su kažkokiam tokiom programom, žodžiu. Jo, ir jausdavosi, kad nu, kažkas tai nėra, kaip nepilna, va kaip nėra tos dalies. Ir va man tas pojūtis buvo, kaip gulėjau ir jaučiu, kad nėra pas mane pusės galvos, dešinės pusės. Toks vat keistas jausmas ir va tada per tą terapiją, tą sesiją irgi tas iškilo. O paskui, kai pati dirbom tas programas, čia kažkaip viskas susirišę tie dalykai buvo. Taip. Paskui su tėčiu ir dabar nėra to tokio jausmo, kad aš kažkokias tai palikta, kažką man trūksta, kažko tokio pilna. Ir vat jaučiasi, kad nu tikrai pilna galva. Iš tikrųjų. Toks ir pojūtis yra, kad pilna. Labai, labai įdomu. O tai žiūrėk, gal tu gali pažiūrėti, tada nuskaityti informaciją, kaip vat, iš tikrųjų, kas vyksta toj kvantiniai realybėj, kaip auga vaikas be tėčio. Nu, giminystės ryšio tėčio. Va čia labai įdomu būtų. Pažiūrėk. Bet tai vis tiek, jeigu susitinka, bendrauja, tai gal tada Ne. Nebendrauja. Ar tu nori pažiūrėti dėl? Gal ten galima atstatyti tą ryšį kažkaip? Kažkaip labai. Kartu su Aiškiaregių akademijos studentais galime padėti jums nuskaityti informaciją, padėti išgydyti jūsų vaikystės traumą, destruktyvias programas pakeisti į pozityves, kuriančias ir keičiančias mūsų gyvenimus. Ir šiaip ką veiki toks, nu, kaip irgi toks. Aha, ką valgiai. Nu, bet tai vis tiek bent vaikas jaučiasi, kad jo kažko klausia, bet realiai tai čia, vat man įdomu, klausyk, o čia nebus koksai egregoras, kuris atima tą ryšį iš vaikų ir jie tada jaučiasi nepilnaverčiai? Nu, pažiūrėk, kas čia yra. Nu, kaip įdomu. Ar čia? Ar jie prijungti ir iš jų tiesiog vagia tą energiją? Gali juk nebūt žmogaus, bet jeigu tu viduj pilnatvę jauti, tu tą energiją jauti, meilę jauti iš to savo tėčio, kurio nėra kartu. Tai tada gal tu esi pilnas, bet kai pavagia tą ryšį vidinį, kaip vyksta kvantiniai realybėj, pažiūrėk. Atrodo, kad iš vis nėra nei jausmo, absoliučiai jokio jausmo, tiesiog tuščia vieta. Jokios meilės, jokių sentimentų, jokio ten tokių, iš vis atrodo, kad tuščia. Nėra jausmo, tuščia. Gerai, o tu pažiūrėk, kas pavagia tą meilę, nes ten kaip ir turėtų tą meilę, jeigu natūraliai jinai turėtų tekėti, taip ta meilė, pažiūrėk. Kaip vyksta ten, kurioj vietoj pavagia? Kažkoks taip atjungimas. Pajungimas? Atjungimas. Atjungia nuo savęs paties, nuo kažkurios dalies? Kaip čia vyksta? Taip. O kurioj vietoj tas atjungimas vyksta? Kažkaip atrodo, kad dešinės pusės, kur saulės rezginys, tai būtent dešiniai pusėje kaip ir toksai tuštuma, juodulys ir dar po to prie galvos kažkoks pajungimas. Irgi dešinės pusės. Žodžiu, tada, jeigu tėvai skiriasi,
kokiu momentu tas atjungimas, kai skiriasi tėvai, ar kai vaikui labai sunkus būna skaudu, tada ten atjungia. Jo, kaip skiriasi, kai būna sunku, kai kažkokia netektis būna. Mhm. Atrodo, kad vaikas skyrybas prilygina kaip ir netekčiai, kaip mirčiai to žmogaus, tėčio. Ir Mhm. ta dešinė pusė, kur širdies centre saulės rezginy, jinai kaip ir nudžiūsta, atrodo, kaip išeina iš ta šviesa, iš tos pusės. Aha, tai žodžiu, tą energiją kažkas tai pavagė, ją prijungė ir pavagė ir maitinasi tą tuštumą? Kaip ten? Taip, su ta tuštuma ateina ir nevertumas, nepasitikėjimas. Toks beviltiškumas, toks negalėjimas pasikelti, nėra atramos. Tai žodžiu, kai auga be vieno iš tėvų arba nėra, tai tada iš karto vaikas ir jaučiasi nepilnos vertės, nepilnavertis, taip? Taip. Ir jis tada negali reikštis kaip šviesulys, kaip šviesos nešėjas arba kaip tėvo vaikas, ar ne? Negali, jis tada pritraukia tokį patį partnerį, kas tik patvirtina jau šitą visą ir leidžia neišlipti iš to, atrodo, kad kaip pritrauktas, prisuktas tada toksai būna. Žodžiu, toksai su tuštuma žmogus, jisai bando tą tuštumą užkišti kitų žmogumi, tą kažkaip. Taip. Ir du tokie, vienas kitą bando, kad kitas užpildytų, nors kitas taip pat jaučia tuštumą. Ir abu su tom tuštumom dar padidina tą tuštumą. Dar daugiau žalos. O kas ta tuštuma tenai yra, kaip portalas? Čia man toks kaip jau pajungimas prie kažko. Tai vat įdomu, ar čia prie egregoro kažkokio pajungimas? Išsiskyrusių tėvų. Atrodo, kad Pažiūrėk, prie kur pajungia. Nes čia turėtų labai didelės energijos sąnaudos išeiti. Čia pusę gyvenimo pavagė. Toks atrodo, kad iš galvos prijungimas kažkokia kaip ir metalinė dėžė, kaip ir transformatorius. Ir žodžiu, ta energija ten kažkur tais transformuoja. Kaip kažką tais maitina, atrodo. Kažką maitina. Transformuoja. Tai reiškia, čia jiems reikalinga energija transformuoja, taip? Taip. Kiek procentų energijos, pavyzdžiui, tas vaikas netenka, kai tėvai išsiskiria? Kažkur nuo 60 iki 90 gali būti. Tai kaip vos ne pusė gyvenimo vaiko. Kaip pusė kūno numirė, toksai numirė. Reiškia, jeigu yra, tarkim, kairė moteriškoji, dešinė vyriškoji, tai dešinė kaip apmirus būna. Taip. Pusė kūno. O dabar gerai, o jeigu, tarkim, pažiūrėk, kaip jaučiasi vaikas, ar geriau, ar blogiau, ar taip pat, jeigu ateina patėvis į gyvenimą? Atrodo, kad vaikas tuo metu gauna kaip ir tokią viltį, kad jau dabar kažkas tai bus. Viltis. Bet dažniausiai tas pats būna. Dažniausiai pajungia prie... Dažniausiai tenka vėl nusivilti. Dar labiau nusivilia, jeigu negatyvus žmogus, taip? Taip, dvigubas smūgis toks.
Mhm. Mhm. Visai reiškia. Mhm. O jeigu, tarkim, geras ten patėvis, vat, mama suranda gerą žmogų, geras patėvis, pažiūrėk, vis tiek, kas vyksta pas vaiką, kokie pokyčiai. Ar vis tiek jis pajungiamas prie to Gregoro, prie tos dėžės? Kažkokia atrodo didžioji dalis kaip ir save apgaulė. Tas iš giluminis, iš šaknys lieka, toks atrodo vaizdas. O labai mažas procentas tai, kad atsijungia nuo tų egregorų. Kaip išgyja, Ma- atrodo. Mažas procentas atsijungia. Mhm. Tai labai mažas. Mažas. Mhm. Žodžiu, tai vis tiek tada ten įdėta ta dėžė ir ten vagia tą energiją, nes jeigu tu nebendrauji su tėčiu, tai tenai kaip pusė galvos, kaip sakei, nėra. Ne? Tai Mhm. Kaip tavęs nėra. Mhm. O jeigu paskui kažkaip pradirbi tą vidinį tą tėtį, užpildai, ar įmanoma atgauti? taip, toks jausmas, kad atauga kaip ir toks sveikas kūnas, sveikas branduolys, sveikos abi pusės. Mhm. Tai žodžiu, tas nebendravimas yra tai, kad ta pusė tavęs pavagia praktiškai. Tai Mhm. Bet iš tikrųjų tai čia tos jėgos suinteresuotos tiesiog jie pavagia tą energiją. tą savivertę, taip? Taip. Mhm. O jeigu vaikas, tarkim, nebendrauja, bet jie nepavogtų tos energijos arba nebūtų to įtaiso, kaip vaikai jaustųsi, jeigu nebūtų tos dėžės, nebūtų pajungta? Toks ateina, kad gyvenimo džiaugsmo būtų daugiau. Jie tiesiog, nėra, bet jie nebūtų tokie nuliūdę tie vaikai, jie vis tiek jaustų pilnatvę, taip? Ne visiškai maksimaliai, bet tikrai, kad daug daugiau žinoma. Mhm. Tai žodžiu, tas vaikas, jisai paskui nežino, kaip gali būti kitaip arba geriau, jeigu nebūtų kažkas pasijungęs, taip? Nėra suvokimo. Nėra tiesiog suvokimo pas vaikus arba tos suaugusius, kad čia gali būti kitaip. Atrodo, su ta mirusia dalim dingsta ir tai suvokimo iš vis net tokios minties net nėra, net negali pagalvoti apie tai, atrodo. Mhm. O kaip paskui su ta mirusia dalim? Kaip tokius pat ir pritraukia, kaip sakėjai, ar ne? Taip, Mhm. dvigubai tuštybė, noriu pasakyti. Aha. Ir tada padvigubėja ir tada dar daugiau tos energijos ištirpia, tas dar labiau nusivylimas. Jie gaunasi tą negatyvią energiją, kaip generuoja vienas su kitu susitikę. Taip, pykčiai, nepasitenkinimas, konfliktai. Kad tu neužpildai mano dalies, kaltinimas, o tu neužpildai, neatsakai poreikius, tu mane nuvylė ir užsisuka šitas visas, taip? Taip, maži vaikai neužauga. Žodžiu, viens kitą pradeda reikalauti, tampyti. Aišku. Gerai, o skiriasi, pavyzdžiui, jeigu berniukas, pažiūrėk, kaip berniukas auga be tėčio. Ir, tarkim, mylinti mama, močiutė augina. Pažiūrėk, kaip jaučiasi berniukas. Be tėčio, kas ten pas jį vyksta? Agresija. Vidinė agresija? Taip. Žodžiu, tai ten turėtų tekėti vyriška energija, tas vyriškas medis, o eina agresija už tai, kad pavogta meilė. Taip?
Tai toks atrodo vidinis konfliktas, kad kodėl taip, atrodo, nesuprantu, toks net nėra suvokimo, toks prigimtis atrodo, kad kažkokia sunaikinta prigimtis, ta vyriška paminta ir toksai atrodo, kad paskui vidinis konfliktas būna. Vidinis konfliktas. O pažiūrėk dabar, jeigu mama išteka antrą kartą ir tas, partneris toksai geras, mylintis žmogus, pasižiūrėk, tenai yra ta tuštuma, ar užsipildo ta tuštuma, kaip ten? 90% gali užsipildyti. Gali užsipildyti. O jeigu nėra bendravimo su tėčiu, tenai vis tiek kažkokia tuštuma, ar nebėra tos tuštumos? Gali 70% užsipildyti. O tas nebendravimas, ar palieka žalą? Taip, yra tik visai mažesnis daug. Aha, o dabar pažiūrėk, jeigu išsiskiria mama su tėčiu ir mama gražiai kalba apie tėtį, su meile, kad čia taip atsitiko, mes išsiskyrėm, bet tavęs nepaliko, tėtis tave myli. Pažiūrėk, ar ten yra tuštuma? Yra širdyje šiek tiek, bet mažiau. O jeigu mama negražiai kalba, oi, čia tas tėtis toks ir anoks, ir jisai čia kaip paliko, kitą susirado, ir pyktis ant tėčio, kokį įtaką padaro? Atrodo, kaip visam kūne skylės tokios būtų. Kaip sušaudytas vaikas. Aha. Žodžiu, trūkumas baisus. Tai mamos žodžiai reiškia gali užgydyti tas žaizdas vaiko, jeigu jinai gražiai kalba apie buvusį vyrą. Gali padėti. Visiškai neužgydys, bet tikrai gali padėti. O jeigu mama gražiai kalba, tas pasijungimas, pavyzdžiui, kad trūksta to tėčio, vis tiek ten trečiosios jėgos pajungia tą aparatą ar nepajungia? Toks jausmas, kad gauna tik tai impulsą iš neigiamų minčių ir puikiai proga pasijungti. Žodžiu, vaikas nelabai suvokia, bet jeigu yra tik tai negatyvios mintis arba juodos, tai tada per tas iškart pajungimas įvyksta, taip? Užtenka kažkur išgirsti, pamatyti, kaip kažkas, kad su tėčiu kažkur tais, žodžiu, kur užkabina. Ir užtenka kaip ir labai labai mažos minties tokios, kaip ir ilgesio, tokios nostalgijos. O pažiūrėk, pavyzdžiui, jeigu ten kokia močiutė, ten tetutė kokia ateina ir pradeda, oi tu vargšas našlaitėli, kaip čia tėtis tave paliko, kaip čia jūs dabar gyvensit. Pažiūrėk, duoda pajungimą prie vaiko. Čia labai blogai. Čia naikina. Iškart toks pajungimas vyksta. O jeigu nėra, bet to, kad savigailos pajungimo, čia toks kaip prie savigailos pajungimas, ne? Jei nėra, viskas gerai, bet... Žodžiu, jeigu tą visą situaciją, kaip reaguoja aplinkiniai, tai vaikas tada arba perima ir jam įvyksta pajungimas, arba neperima, tai tada jisai mažiau nuo jo energijos. Jeigu, nedramatizuoja tėvai, taip? Taip. Aišku. Aplinka labai didelė įtaka.
O jeigu mama kalbasi, aiškina gražiai, kad čia vis tiek visi tave myli, pažiūrėk, ar atsiranda ta tuštuma? Yra trūkumo jausmas, bet jis mažesnis. Aišku. Aišku, nu žodžiu, bet o kiek procentų prie to egregoro pajungia? Vat skiriasi tėvai, kiek procentų pajungia vaikų prie tos dėžės to egregoro? Kažkaip nuo 37 metų iki 58. Ai, nu žodžiu, kažkur tai pusė vaikų pajungiami prie to egregoro, kad tuštumos, taip? Tai praktiškai, kai išsiskiria, tai pusė tų vaikų vaikšto su pusė galvos, ar kaip? Taip, ir tie procentai svairuoja, nes ar mama pagyrė, ar kažkas, nu toksai, prisideda prie gydymo, o ne skatinimo, kaip tik to egregoro, tie procentai labai svairuoja. Aišku. Žodžiu, mama gali padėti, jeigu jinai palaiko, kad viskas gerai, kad tave tėtis su mama myli, nesvarbu, kas čia įvyko, tai tada vaikui netokia tuštuma. Taip? Aišku. Žodžiu, tenai būna meilės kažkoks srautas ir jisai pažeistas. Tai sakai, palauk, pajungimas įvyksta ties širdim ir ties galva? Taip. O jeigu gydymas reikalingas, tai kas tenai? Reikia statyti meilės srautą? Taip atrodo per širdį. Ir tada tas pajungimas kažkaip kaip siaurėja. Atrodo. Aišku. O jeigu suaugusiam žmogui, tai tenai tada reikalingi atjungimai šitie jau. Su pasąmonė dirbti. Taip. Praktiškai naujas programas įrašyti reikia. Taip. Aišku. Gerai. Viskas aišku.